Anužė. Ačiū labai, sėkmės. Prašom ateik paragauti. Kaip nuotaikos, mėlyje? Lietus negazdina. Jam tokių žemai. Lauksim cepelinų. Lauksim. Per pluoštelį. Kaip ir šie. Viskas Teisingai. Ar žada nepelinama išėjai? Kiek išeis? Mane iškėsės, matau darbuojasi, pasipuošė gražiai apvarėsi. Atada žmonės galvoja, na tai gerai, einu toliau pasižiūrėsiu, pasidarau. Oho, tas jūs buvote praeis ir kiek balta pusituoja. Na. Na, pasakykit, reikia. Noriu reikoti padaryti. Bendruomenės pirmininkė šiandien su Jonavos panaučia Nesidaro su pirštinėm senom. Va, matot, koks procesas, bulvės dar tik skutas, taip kad mes truputėlį per anksti. Aisim paskui. Taip, va, matot. Taip, va, pažiūrėkit, kaip dūmai rūksta. Pavarkime, čia norėjom. Atėmės dūčius. Jau mes. Dirbam greitai. Net skiedros leia. Niekai nesakykit, viską moka.
Mažyškai. Tai jūs patys pirmieji esat čempionatą darėt, ne? Taip, Jo. čia jo, taip. Ir jau 3 metą Gargždus vyks čempionats. Praeit šeštadienį buvo cepelinų čempionatas, buvo 19 komandų nuvažiavo iš Lietuvos, kodėl jūs aprašyti atvažiavo. Gražią šventimo šepą mes dalyvaujam 3 kartą Gargždus čempionatą. Mano komanda visa, kad ir didelė duopnė, atsakingi, savo darbą žiūri tikrą nuoširdę, nepapirštus, sonas vaisia ir smagiai visur važiuoja. Ale kaip jums čia taip pirmiesiam tokia mintis šono? Taigi mes sakome, kokį mums čia aukštai tiko, mūsų kraštelė. Mes negalėtumti šono tą mintis. Šovė mintis bendruomenės vienam nariams, organizuoju Gargždą šventę, ir prie to, kad būtų smagiau žmonių daugiau traukti visko. Jis sugalvoja, kad padaryti cepelinų šventę. Žirgų šventė Gargždas. O Gargždas tai ir žirgų šventė. Ir 3 metą dalyvauja. Ale, tai tam sumanytai reiktų nuo Šveicarijos medalį duoti, ne tai bendruomenės pirmininkai. Manau, kad prizininkai tikrai pasiekė. Nusižiūrėjau. Kastinis, kaip kovoja su cepelinais. Nu ne, mes jau į kastinį cepelinų nedėsime. Ne. Nu gerai, nebetrukdama, tai paskui nebeišvirs laiką. Tam laikė, kada numatyta. Einame pasižiūrėti. Pasipelniai. Prisiminsim Žemaičką. Da nepasakyk, kad mūsų Gargždai visuomet garsieji skanės cepelinės. Nu, reikia pritarti. Sakiau, kartas kavas. Kažkas dainiau. Kita. Nu, mum nereik dar pertams vandens. Bet ir tokių uosė, beveik nusigreibino. Futbolo varžybas. Pakalbėti teisėjai. Taip, tuoj galėjai bus šunų pasirodymas, taigi prašom visi sužiūrėti. Jau nebeteis pas mūsų, ne? Kaip bendruomenės pirmininkė mano, ką tas jaunimėlis mūsų, kaip jam patinka tas. Futbolistai labai greiti ir Silpna dar. Silpna, atsivelkus. Sakiau, ką jis jau vėl Švarkus įvėlėlį, vėl šalin švarkus. Он сфильмовал. Girdi, ateikinu vėl, būk žmogus. Nu, čia padės. Va čia va varžytos ir dar norime futbolo teisėjus pakalbinti. Nagi sakykit, kaip tas mūsų jaunimas? Kaip man, kaip tas futbolas? Ir su visais.
Ar sunku buvo jaunimėliui? Ne, labai savanoriškai patys atėjo. Labai smagu. Nagi žiūrėsim, kiek čia ir kas čia, ką čia apdovanosit, skelbsim visi. Einu dar apžiūrėti į aikštę. Tai smagu užsimus futbolą. Va bendruomenės tikrai pasisakino nedaug. Aš sakė, dar 10 minučių. Taip, mėlieji, susirinksim iš šunelių pasirodymą. Gražų. Einu pasižiūrėti. Aš daug norinčių fotografuoti. Prie senelmės. Kad gražios fotos senelės ir fotonuotraukos gali išeiti. Prašom nusifotografuoti. Na, o šunų pasirodymui, ar jau esate pasiruošę, ar dar laukiam? Gerbiami treneriai, ar jau čia? Mėlieji, gali pasižiūrėti, pas mus dar Šveicarijai šitą nebuvo. Taip, dar laukiam, vaduosiu mikrofoną. Prašom arčiau. Tuoj bus pasiruošta. Štai dar vienas prisijungs. Taip. Kol jūs ruošiatės, einu dar pasižiūrėsiu, kokiu čia mes dar brūšime. Taip. Va, na kaip ta arbata? Ar ragauja visi? Kaip arbatėlė? Ar skaniai iš kelių žolelių čia sudėjai? Oi, labai daug žolelių. Visas, kurias radome darželio kiemelį. Oi, ten tikrai be galo daug. Ir turėjome labai gerą vasarą. Todėl vaikam tikrai buvo kaip bitutėm ką veikti. Taigi prašome ateiti ir mūsų žolelių arbata. Po šitokio gyvūnėlių pasirodymo, tai tuoj visi atsigailins, nes mama koks draugiškas. Taigi pasižiūrim, taigi laimės kiek minutė. Na ir ką čia simbolizuojate laimę, o tai kad gražu. Ką čia jūs sakasite? Nenormalį banelėčių. Ir švarkite. Ruduo, teisingai, visiškas ruduo. Taip. Taigi prašome jai dar ir pasidaryti laimės akmenukų, rudeniškų laimės akmenukų. Taip, na toliau dar štai turim ir arbatos ir gardėsių visokių. Taip, tuoj pasižiūrėsiu. Na kaip tas pasirodė? Taigi, dar kartą kviečiu visus, netrukus tuoj bus labai gražus pasirodymas, kurio dar Šveicarijoje nebuvo kokio dar. Labai gerai, o ką atstovaujat? Ar reikia treneriui? Iš Gargždų. Jau duoti mikrofoną. Tiesioginiai varom. Telefoną gal atvežti. Gerai, važiuoju. Tuoj turėtų kažkas tai čia. Na kam, lietus nebaisus, visi turi skėčius. Svarbu, šilta, nuotaika, matosi po kaukėm puikiai, visi saugus, atstumo laikosi. Na ir netrukus prasidės.
Na, kai po puošnų pasirodymo, taigi vaikučiai bus dviratukų ir paspirtukų slalomo varžybos. Einam. Labas vakaras, Šveicarija! Jonavos kino labai! Prašom, draugiai, morimai, prašom. Pažiūrėkit, Mario pasipuošus tokiu gražiu grožiu. Prašom, aš pakomentuosiu veislės ir dabar garbės ratą apsuks mūsų šunis. Prašom! Ateinam čia! Priekį eina vokiečių lyderiai, patys populiariausius šunys pasaulyje. Toliau, Labradoras, Belgo lyderiai, didysis šveicarų Edinburgas. Baltasis šveicaras, amerikiečių artistė, Border Collies, dar porą ratų, praeina šunką. Ačiū dabar vokiečių lyderiai. Kaip matote, dabartiniai yra įvairių spalvų. Turbūt lengviau būtų pasakyti, kur jie nedirba. Dirba visur. Policija, armija, pasienis, aklųjų vedimas. Nu, teoriškai sunku, kur jie dar nedalyvauja. Dalyvauja visur. Tai, kaip sakiau, viena populiariausių veislių pasaulyje. Ačiū. Baltasis šveicaro lyganis. Tai labai sena, prašom, su baltu šveicaru. Ir labai sena, ir labai jauna veislė. Gyvusi iš pačių vokiečių lyganių. Prieš antrą pasaulinį karą gimdavo balti šuniukai, kuriuos Hitleris atėjęs į valdžią liepdavo naikinti. Žmonės, kurie pabėgo į Europą, tie tos šuniukus ir toliau veisė. Kanadoje, JAV. Ir galų gale šveicarai tą veislę paėmė ir sudalyvavo kartu ir registravo kaip savo veislę. Jėzau, tarsiukų, man su mėlyna reikia. Kalba va šitie va. Oi, kaip fainai, nu ir ačiū. Sušlakstyk, nes čia yra šitas sušlakstyk ir vėl atgauna kvapą. Padžiūna. Bet jų nereikia į vandenį. Ne, su purškikliu paprasčiausiai. Su purški ir vėl kvepia. Žolynas, ačiū labai. Mėtomari. Gal dar išdalinti viską. Važiuosime daržą. Tai vadino didžioji pusė, bet japonai prieštaravo ir pavadinimas buvo pakeistas amerikiečių lyga, kadangi buvo šitą veisiamas visom veisėm. Matoma, šitas šunis dalyvaudavo miškų medžioklėj ir labai populiari, nepriklausoma veisė. Tai labai populiari Amerikoje, nu ir Lietuvoje šitą yra gana populiari. Prašom jų vienos didžioji vienas mūsų, taip pat šveicaras Šveicarijoje. Pagal regioną jų yra 4 kliūčiai. Vienas vienas didysis, vienas ir dar porą miškų. Ir turėjo dailininkai
tempdavo šitie šunys vežimėlius, sukėlė butonai, padėdavo vaistų ganimui, dabar šitas šuo kaip kompanionas. Ir pavaduose dalyvauja. Paskirtysis gerai. Nieko labai nedirba, nekonsultavė. Ačiū. Labradoro retrieveris. Jų yra vairių spalvų, kaip matot, šokoladinių. Tai viena iš retesnių spalvų. Buvo išvesta ančių medžiokliai. Tik medžioklinis šuo, jis gali ir nardyti. Medžiodavo antis, ištraukdavo šeimininkam antis iš vandens, netgi ir žiemą iš šalto. Nebijo, šitas šuo nebijo nei šalto vandens, nei sniego, nei šalčio. Viena irgi populiariausių veislių dabar Europoje. Ačiū. Border Collie. Viena protingiausių veislių, įeinantį pagal protingumą pirmą vietą. Ganydavo avis, dabar dalyvauja įvairiuose varžybose. Atžilyti, į po vienas, į po du, kitose varžybose. Nu, viena protingiausių šunių veislių. Netgi vyksta varžybos, avių ganimo varžybose dalyvauja šitie šunys ir tos varžybos yra pasaulyje labai populiarios. Jos tikrai pritraukia daug žmonių. Tai, kaip ir sakiau, vienas protingiausių šunų pasaulyje, užimantis sąraše pirmą vietą. Nu ir belgų aviganis. Vėlgi, viena populiariausių veislių Europoje pakeitė vokiečius policijai pasienį. Vokiečius nustumė į antrą vietą. Irgi labai protinga veislė, naudojama armijai, policijai. Tarp kitko varžybose irgi dalyvauja įvairiuose varžybose. Sportinėse įvairiuose, labai protinga veislė, dirbanti armijai, narkotikai, sulaikymas, pasienė. Paplojam šuniukui. Visiems. Dabar aš parodysiu, ką moka vokiečio aviganis, parodysiu bendrą paklusnumą, cirko numerius ir, aišku, įdomiausia, nusikaltėlio sulaikymą.
Dabar mes parodysim nusikaltinio sulaikymą. Aš labai paprašyčiau, mes leisim šunį va čia to takeliu, paprašyčiau pasitraukti ir labai didelis prašymas laikyti vaikus, neišleisti, nes tai yra gana pavojinga. Ir tuoj mes parodysim, kaip šuniukai sulaiko nusikaltėlį. O kol Robertas rodys, noriu pristatyti, kas tas Robertas. Robertas tai didžiulis šunų mėgėjas, jo iniciatyva Kauno gatvės gale prie valymo įrengimų yra pastatyta aikštelė specialiai dresiruoti šunim. Robertas užsiema šunim daugelį metų, žino apie šunis viską. Tai didžiulis entuziastas, didžiulis gyvūnų mėgėjas. Paplokit visi Robertui, be jo nebūtų šitų visų žmonių, kurie yra šiandien dieną sukviesti ir atėjo šiandien mums pristatyti šunys. Ačiū labai Robertui. O šunį, kuris tai šiandien mums viską rodo, tai šuo priklauso daktariai Zinai Orlovai ir gyvena mūsų seniūnijai. Tai dvigubai mums didesnė šventė, kad jie yra šiandien pas mus. Dar parodysim vieną šunį, tai Apolonas tarp šunų. Vienas didžiausių šunų pasaulyje – vokiečių dogas. Tai yra nacionalinė veislė Vokietijoje. Viena populiariausių veislių Vokietijoje. Vokiečių pasididžiavimas. Dar ratuką padarom, paplojam šuniukui. Ir kai minėjau, patraukit vaikus, labai prašyčiau. Aš manau, šitas šunų pasirodymas šios šventės vinys. Nurungs net Cepelinus.
Dabar vienas pavojingiausių triukų, aš būsiu be rankovės. Norėčiau paklausti, o savanorių yra nusikaltėlio sulaikymo. Dabar bus dar pavojingiau. Stovėsiu nugarą į šunį. Kol žiūrim visą šį pasirodymą, organizatoriai labai prašo visų užsidėti kaukės. Saugokim vienas kitą, saugokim, nepamirškim, ko susirinkom, bet saugokim vienas kitą. Ačiū labai. Ačiū už dėmesį, tai buvo Jonavos komanda, Jonavos kinologai. Ligi sekančių susitikimų. Dėkojam Robertui, dėkojam komandai. Robertai, tau bet kokios pasirodymai stiprina dovanėlės draugystę. Tai tau ačiū labai. Čia Kardas Bugeras, tavo šunio augintinio šeimininkai, o visiems klubo nariams mažą suvenyrą. Lyždami, ne?
nenoriais važiuotis, viskas gęsta, dakėstant sumom. Šiam pasaulį man nieko nereikia, tik matyti tave amžinai. Šiam pasaulį man nieko nereikia, tik matyti tave amžinai. Tik matyti tave dieną naktį, tik gerėti savo gražumu. Su manim susitikti tu vengi, vakarais tu skubi prie kitų. Su manim susitikti tu vengi, vakarais tu skubi prie kitų. Jam apie 6. Jo. Šalienas, kol dar plaka krūtiniai širdis, nusibodo gyventi ir mylėti, jas meilės kažkoks jaudris. Nusibodo gyventi ir mylėti, jas meilės kažkoks jaudris. A norėsi įsidėti jau, aš supakavau. Galės. Žinok, labai gerai supakavau į vieną dėžutę, žiūrėk. Va, parodysiu kaip, kad nemaskatuotų, aš įdėjau segę ir prispaudžiau su tais ir uždėjau, kad nemaskatuotų. Gali dabar gerai įsidėti, tikrai daveši, nes nieks man tos dėžutės nedavė, tai aš galvoju, dabar tikrai nieko. Palauk, reikia palaikyti tau gal tą, duok aš palaikysiu, kad neremt niekur, aš rankoj palaikysiu. Ar tu pasistatysi? Pastatysiu. Gerai, nes tikrai, kad daveštum gerai, gerai? Nu, ačiū labai. Nu, nėra už ką, prašau visada. Nu, kad matai lietus lyja nieko, va, man to nėra viena pasitvarkė. Aš gyva reklama. Jisai irgi žmonai nupirko. Oi, mano pirmas klientas. Bet veikiu, kad kažkur ta moteris. Gyva reklama. Gerai. Nu, va, lietus lyja, bet pirkėjai nieko nėra. O jau įdarai, kad skanus ir kokie įdomus, nesumačius, nesigalėjus. Ką jie ten prigalvoja, galim nueiti pasižiūrėti, turėsiu nieko nesitikti. Taigi išsirinksiu pasižiūrėsiu bendruomenę, kokią išradingesnė, kokį įdarą, kokį patį skanus sugalvoja. Na ir mes. Taigi, mielieji, tuo turi prasidėti paspirtukų, dviratukų varžybos, kur čia dabar surasime organizatorę. Taip. Na, matau, visi fotografuojasi prie gražios fotosienos ir prie Šveicarijos. Ir čia nusifotografavo. Visi amžino. Va, ten matot prie akmens. Taip, prašom nueiti, kol lietus nelyja, gražią nuotrauką pasidaryti. Taip, ir nueisim būtinai pasižiūrėti, kaip tie cepelinai yra. Taip, prašom, nepasididžiuoti. Sakė, kad visiems. Va, prasideda dviratukų varžybos. Patys mažiausi. Va, atrodo. Bet dar ne žmonių daug. Nagi, pasižiūrėti, kas čia.
Gerbiama Joana, kaipgi tos varžybos, ar jau čia startas ir čia? Mes ką tik turėjom repeticiją, kadangi bus ne tik labai greito važiavimo, bet ir labai nuostabaus važiavimo ir gražaus varžybos, tai mes pasitreniravome, kaip tą grožį galima sukurti važiuojant saugiai ir gražiai. Ir tuoj